Opa, važiuojam. Sveiki visi, šiandieną kaip ir kiekvieną sekmadienį paruošėme jums apžvalgas tam tikrų valiutos parų ir tikimės, kad kažkam tai gal bus įdomu ir aktualu. Pradėsim nuo GBP USD. Priminsiu, kad praeitą savaitę buvo labai daug naujienų tiek iš Europos, tiek iš Amerikos, iš Australijos ir taip toliau. Tai užsidarius savaitiniam žvakėm galima kažką tai šioko toko išvelgti ir bandysim apie tai dabar pakalbėti. Kaip sakiau, pradėsim nuo GBP USD. Čia matom užsibrėžęs aš esu tą juodą liniją, nes čia buvo šitose vietose stiprus lygis. Tiek 2009 metais, tiek 2011 ir šitais metais taip pat buvo sustojimas smarkus čia kelias savaitės iš eilės, bet galų gale buvo jisai pramuštas ir dabar jisai yra tikrinamas. Tai tokio lygio negalime ignoruoti jokių būdų ir į tai turime būtinai atkreipti dėmesį. Dieniniam grafike, tai noriu ką pasakyti, kad į pardavimus šitokoj vietoje orientuotis, tikrai būtų nelabai gal protinga. Dieniniam grafike, jau minėjau praeitą kartą, turim čia suakumuliuota labai daug buvo ir šitą vietą, kad dieniniam grafike tai tikrai svarbus buvo lygis, kurį čia matyti ne vieną kartą tikrinau. Todėl dabar ties pirkimus orientuotis, manau, reiktų tik tais tuo atveju, kada kaina užsidarys aukščiau to lygio. Tai yra sulaužys šitą 61 ir pramuš šitą trendinę liniją. Kitu atveju pasėdėti ramiai ir pažiūrėti, kas su rinka vyks. Nes trumpuoju laikotarpiu iš tikrųjų galimas ir tas variantas, apie kurį buvau kalbėjęs dar prieš tai. Taigi pramušta trendinė linija, patikrintas lygis ir važiuojam į apačią. Galima ir taip, bet čia manau, kad gali būti tai trumpalaikis toksai. Tai bus ar ne, pamatysim, manau, dar pirmadienį arba galbūt antradienį. Tai aš tai asmeniškai laukiu viršui vienos žvakės ir šauku į pirkimus. USD Šveicarijos frankas. Dar atsiprašau. To pačio GBP USD noriu paminėti apie 4 valandų grafiką, kad irgi aiškiai matosi suformuota aiškiai matosi dviguba apačia. Matom. Jinai kaip jau ir patvirtinta ta kaklo vadinama linija ir greičiausiai kaina koreguosis čia. Tai tikėkimės, jeigu ne, tada lauksim ir žiūrėsim, kas bus toliau. USD Šveicarijos frankas, čia prieš tai jau buvau kalbėjęs apie dvigubos apačios formuotę, bet buvau pabrėžęs, kad nepramušu 61 lygio į jokius pirkimus nesiorientuoti. Tai matėm, kad labai daug dienų tą lygį tikrinau ir galiausiai ketvirtadienis buvo ta diena, kada stipriai to lygio atsisakė, jau atėjau po mūsų ta nubrėžta linija ir kaina turbūt važiuos į apačią. Spręsčiau tą vien tik tais pamatęs jau praeitos savaitės žvakę. Prieš tokią žvakę aš nežinau, čia kiek neturėti tiksliau smegenų, kad čia pradėtum dar pirkimus daryti. Aiškus trendinis kritimas. Šiokia tokia korekcija. Už praeitą savaitę matėm buvo kaip ir neapsisprendime. Praeitą savaitę jau aiškus iš pardavėjų dominavimas, tai į pirkimus nežinau. Tiesiog orientuosiuosi tik tais į pardavimus. Euras Japonijos jena. Tai yra aiškus kylantis trendas, besiformuojantis kylantis trikampis. Teoriškai kylantis trikampis pramuša 54% atveju pramuša trendo linkme, krentantis krentančio ir panašiai. Kodėl orientuosiuosi iš tikrųjų tik į pardavimus, atsiprašau, į pirkimus.
aiškiai sustojus buvo 61,50, tas lygis buvo patvirtintas dvigubai. Vieną kartą ir antrą kartą buvo tikrai stipriai išpirkta viskas. Na ir matom, jau čia ketvirtadieninė žvakė tikrai buvo stipriai išpirkta ir net ir pati penktadieninė buvo irgi išpirkta. Tai tikrai nekišiu nosies į pardavimus. Jeigu dar kaina peržengs ir 38 lygį, tai tik tais pirkimai ir nieko daugiau. Australijos doleris, Amerikos doleris. Čia prieš tai savaitę sakiau, kad geriau iš vis nekiš nagų. Kas nekišo teisingai padarė. Čia trumpalaikis buvo pardavimas, paskui vėl pirkimas. Kaina matom atėjus į fletą, susiaurėjimas kainos didesniam grafike 61 net laikęs 1-2 kartus net laikęs. Tai čia dabar neaišku, ar važiuos į viršų, į apačią, kas čia formuojasi, kad nesiformuoja 73% figūros dar yra neišnaudota, tai negalim spręsti, ar tai į apačią važiuos, ar tai į viršų, gali būti ne vienas klaidingas pramušimas. Patarčiau į tokią porą net nekiš nosies. USD kanalas doleris, paskutinis mūsų pastebėjimas, tai yra jisai. Čia trumpų laikotarpių, sakyčiau, galima orientuotis į pirkimus. Ką pats darysiu pirmadienį, tai yra 1-2-3 taškai trendinės linijos patvirtinti. Ketvirtas buvo pramušimas klaidingas, bet matom aiškiai nuo tos vietos iki tos vietos 61 suveikė 2 kartus, 1-2 kartai, tai čia dvigubas signalas, besiformuojanti, jau tiesą sakant, susiformavus dvigubą apačią ir jinai dar yra, paskutinė apačia yra žemesnė už pirmą apačią, pralaužta, pramušta, pratvirtinimas, pažiūrėkite, atkreipkite dėmesį, paskutinė žvakė užsidarius yra teigiamai, greičiausiai judėsim kažkiek tai punktų į viršų. Tai aš asmeniškai čia trumpuoju laikotarpiu pirmadienį bandysiu šokti tiek tais į pirkimus. Stopai nedideli. Tai vat tiek pastebėjimų šį kartą. Jeigu kas nors nori, kad apžvelgtume jūs dominančias valiutų poras ar kažkokius tai kitus finansinius produktus, bet kada mums gali parašyti ar komentarą, ar tiesiog mums e-mailu, pabandysime tą padaryti ir kartu visą tai apžvelgti. Kągi, geros jums savaitės ir svarbiausia, valdykite riziką, nes tai yra pagrindinis ir esminis prekiautojo dalykas. Viso ir iki.